Šiame vaizdo įraše analizuosime Amerikos ilgalaikę strategiją Nigerijoje. Čia, kai Nigerija susiduria su augančia saugumo krize ir smurtu, Jungtinės valstijos po ilgos pertraukos vėl aktyviai įsitraukė į šalies kovos su terorizmu kampaniją. Tačiau Vašingtono įsikišimas Nigerijoje nėra skirtas vien tik kovai su terorizmu, už jos slypi platesni strateginiai interesai, kurie laikui bėgant tampa vis akivaizdesni. Pastaraisiais mėnesiais Nigerijoje smarkiai išaugo kovotojų ir ginkluotų grupuočių išpuolių skaičius, o Islamo valstybės Vakarų Afrikos provincijos atgimimas ir strateginė plėtra plačiai laikomi vienu pagrindinių šios eskalacijos veiksnių. Pasak pasaulinio terorizmo indekso, Islamo valstybė 2024 metais Nigerijoje surengė apie 40 išpuolių, tačiau vien per pirmąją 2025 metų pusę šis skaičius išaugo iki daugiau nei 300 išpuolių. Ši grupuotė dabar naudoja vis sudėtingesnės taktikas, įskaitant koordinuotus išpuolius prieš kelias karines bazes vienu metu. Vienos tokios operacijos metu Islamo valstybės kovotojai naktį surengė atakas prieš Monguno įgulą, pulką karinę bazę ir Benišeik karinę stovyklą šiaurės rytų Nigerijoje, per kurias žuvo karinis vadas ir buvo padaryta didelė žala saugumo infrastruktūrai. Be to, grupuotė įsiveržė į Kiršangą kaimą ir surengė žiaurų išpuolį bei žudynes, nužudydama mažiausiai 27 krikščionis ir padegdama apie 10 namų. Šis išpuolis sukėlė didelę baimę ir padidino įtampą tarp bendruomenių visame regione, taip pat atskleidė rimtus vietinės saugumo sistemos trūkumus. Vašingtonas apkaltino Nigerijos valdžią, kad ši nesima pakankamai veiksmingų priemonių pažaboti Islamo valstybę ir pabrėžė grupuotės išpuolius prieš krikščionių bendruomenės kaip gilėjančią krizę, reikalaujančią išorinio įsikišimo. Tačiau vėlesnė genocido kaltinimų analizė rodo, kad vienas pagrindinių Jautavei teiginių pagrindų buvo informacija, surinkta Nigerijos pardavėjo Emekos Umegbalasi, neturinčio jokio oficialaus ar institucinio palaikymo. Nepaisant abejotinų šaltinių, šie teiginiai galiausiai tapo pagrindu Jungtinėms valstijoms pradėti karinę intervenciją Nigerijoje. Nuo gruodžio mėnesio Jungtinės valstijos pradėjo Tomahawk raketų smūgius, identifikavusios kovotojų buvimo vietas ir patvirtino, kad Nigerijos kariuomenė įtieks 12 OH Viper atakos sraigtasparnių. Taip pat buvo pasiūlyta įkurti dronų degalų papildymo stotį Nigerijoje, kuri padidintų iš Ganos paleidžiamų dronų veikimo nuotolį ir leistų ilgiau stebėti Nigerijos oro erdvę. Jungtinės valstijos papildomai pradėjo vykdyti tiesioginės sausumos operacijas kartu su Nigerijos kariuomene. Prezidentas Donaldas Trumpas savo Truth Social įraše teigė, kad per bendrą Jautavei ir Nigerijos operaciją buvo nukautas Islamo valstybės antrasis vadas Abu Bilal al-Minuti. Tačiau Nigerija tiesiogiai paneigė Jautavei dalyvavimą operacijoje, taip sukeldama rimtų klausimų dėl partnerystės koordinavimo ir skaidrumo. Grupės smurtas neapsiriboja vien Nigerija. Diori Hamani tarptautinėme oro uoste Nigerija ir greta esančioje 101 oro bazėje Islamo valstybės padaliniai ISWAP ir SSP kartu surengė sudėtingą ataką, panaudodami dronus ir sprogmenis keliuose frontuose vienu metu. Kamerūne Islamo valstybė surengė dronų smūgį prieš karinės pajėgas, per kurį žuvo 25 kariai. Šie įvykiai patvirtina, kad organizacija plečia savo geografinę įtaką ir nuolat stiprina operacinius pajėgumus. Nors Islamo valstybė išlieka aktyvi keliose Afrikos šalyse, Jautavei strateginis dėmesys ypač sutelktas į Nigeriją, o toks susitelkimas rodo aiškius energetinius interesus. Sumažėjus naftos tiekimui iš artimųjų rytų dėl karo su Iranu, Nigerija padidino eksportą į Azijos rinkas kaip alternatyvus tiekėjas, taip žymiai padidindama šalies strateginę svarbą. Planuojama išgręžti 100 naujų naftos gręžinių kartu su ExxonMobil pastangomis plėsti jūrinių gręžinių operacijas rodo, kad Nigerija dar nėra pasiekusi maksimalaus gamybos pajėgumo. Jei Jungtinės valstijos sustiprins savo pozicijas dar iki šalies pilno pajėgumo pasiekimo, jos įgis didesnę galimybę integruotis į būsimą Nigerijos energetikos sektoriaus plėtrą. Tačiau Nigerijos vadovybė pasisako už tai, kad apie 80% naftos sektoriaus pelno liktų valstybei, kas tiesiogiai prieštarauja vakarų naftos kompanijų interesams. Įtampa dėl išteklių paskirstymo ir investavimo sąlygų tikėtina ilgainiui dar labiau aštrės.
Apskritai, Autavei buvimas Nigerijoje veikia kaip struktūrinis procesas, skirtas ilgalaikės geopolitinės įtakos konsolidavimui energetiškai turtingoje valstybėje būtent tuo metu, kai ši valstybė tampa strategiškai nepakeičiama. Nors kovos su terorizmu misija teikia realią saugumo pagalbą, tuo pačiu metu ji kuria priklausomybę, kuri palaipsniui ribos Nigerijos strateginę autonomiją ir gilins išorinę įtaką svarbiausiams šalies sprendimams.